Visiems labas vakaras, malonu su jumis vėl matytis, tikiuosi, kad ateityje mes matysimės dažniau. Tačiau kadangi šiandieną buvo gautas dar vienas laiškas, daug kas jį matė, mačiau čatuose apie tai išnekama, laiškas iš tikrųjų labai ilgas, o esmė jame tai tik tai vienas pakeitimas. Pirmiausia, tai mokėjimas už įvairius bonusus. Stiprios kojos tame tarpe bonusas, mes jau gausime nebe 18 dieną, o 21 dieną. Bet ačiū Dievui, ta data, 24 lapkričio, kada mums žadėjo sumokėti už mūsų video stebėjimus, jinai pasilieka. Dar vienas dalykas, kad leidžiama žmonėm tuos $30 ir 56 berods sumokėti iki 20 dienos lapkričio. Žinot, iš kitos pusės daug kur jaučiu ir mes patys kalti. Kada buvom ir turėjom laisvai mėnesį laiko ir su viršum sumokėti pinigus, kažkaip žmonės vangiai tai darė. Kada atėjo paskutinės dienos ir pilna nesusipratimų, didžiausia minė suprato, kad jiem reikalinga šita vieta stiprioj kojoj, na ir reikia sumokėti jiem tos $10. Iš tikrųjų, užvertėm įmonę didžiausiais mokėjimais, 30% iš tikrųjų tikiu, kad jie nesusitvarko apdoroti informacijos, dėl to tą sumokėjimą nukelia. Dar vienas dalykas, jiem labai svarbus iš tikrųjų tie mūsų pinigai, nes kaip žinote, nuo kiekvieno $10 $4 eis į bendrą katilą, iš kurio bus paskaičiuota tokeno kaina. Tai kaip ir kuo bus daugiau pinigų katile, tuo brangesnis bus tokenas. Na, kaip žinot, visi man visai netyčia čia užvakar teko galimybę atsidaryti savo ofisą ir pažiūrėti vieną video ir aš net parašiau lietuvišką čatą, buvau labai nustebus, galvojau, kad mums jau leido žiūrėti, tačiau tas mano džiaugsmas baigėsi. Bet šitas sujudimas rodo tai, kad vis dėlto kažkokie veiksmai vyksta ir matot, mes jau netyčia, kai kada galim ir Lietuvoje būdami pasižiūrėti video. Mūsų kolega Norvegijoje jau taip pat sakė, kad gali žiūrėti video. Žodžiu, tikrai manau, kad artėja tas laikas. Aišku, labai svarbu, kad įmonė mus nepavestų ir vis dėlto 24 dieną išmokėtų pinigus. Aš manau, kad mes visi suprantam, kad tai pinigai nebus dideli. Bet jie bus labai reikalingi principiniu atveju, kad žmonės patikėtų kompaniją ir kad jie pasiruošę ją suprasti. Jie pasiruošę suprasti įvairius nesklandumus, jie pasiruošę suprasti, kad galim palaukti to tikrojo starto dar keletą mėnesių su mažesniais įkainiais. Bet norisi to žodžio laikymo. Bet aš tikiuosi, kad viskas taip ir bus. Aš tikiuosi, kad mes sulauksim 24 dieną gerų žinių, o kągi, dabar belieka palinkėti visiems kantrybės ir tikėjimo. Tai kągi, iki, sudėgi kitą kartą.